Jūsų vaikui 2, o jis vis dar tyli. Arba sako vos kelius žodžius ir tie žodžiai kiekvieną kartą skamba vis kitaip. Šiandien jis pasakė mama, rytoj jau neišeina. Kartą lyg ir pasakė duok, bet kai jūs paprašote pakartok, vaikas žiūri, stengiasi, įsitempia, o žodis tarsi kažkur užstringa pakeliui. Ir tada prasideda labai pažįstamas tėvų nerimas. O jei dar nueinat į žaidimo aikštelę, o ten panašaus amžiaus vaikas kalba jau sakiniais, tai o kai tuo tarpu jūsų vaikas tik rodo pirštu, ten tempia jūs už rankos, supranta, kur jo batai, mama, kamuolys, tai yra žodžius supranta, bet pats tų žodžių nevartoja. Ir natūralu, kad kyla klausimas, kodėl mano vaikas tyli, ar laukti, ar jau daryti kažką, gal jis tingi, nenori, charakteris, ar kažkas apskritai su juo yra ne taip. Pirmiausia, noriu pasakyti labai aiškiai, tylintis 2-metis, tai dar ne pasaulio pabaiga. Jeigu jūsų vaikas kalba mažai, tai nereiškia, kad viskas yra blogai ir nieko dabar kitko nebebus. Bet kartu labai svarbu neįkristi ir į kitą kraštutinumą, kai būna sakoma, palaukim, berniukai vėliau pradeda, arba ten tėtis irgi vėlai prakalbo, arba darželis pramuš. Kartais vaikas tikrai pradeda kalbėti vėliau ir pasiveja, bet kartais už tylėjimą slepiasi konkretus sutrikęs mechanizmas, kuriam reikia pagalbos. Ir priežasčių, kodėl vaikas tyli arba kalba labai mažai, gali tikrai būti labai daug. Tai gali būti susijęs su kalbos supratimu, gali būti susijęs su klausa, girdimuoju dėmesiu, netgi bendravimu, bendra raida, sensorika, emocinė būsena, motorika, aišku. Ir šiandien kalbėsime tik apie vieną tokią galimą priežastį plačiau. Ji vadinama artikuliacinė dispraksija. Tad prieš einant toliau labai trumpai išsiaiškinkime tokius 3 terminų žodžius, nes jie dažnai skamba panašiai ir netgi gali susimaišyti. Taigi, dispraksija tai yra sunkumas suplanuoti, suderinti ir atlikti tikslius judesius. Paprastai tariant, vaikas gali norėti kažką padaryti, bet pačiam kūnui sunku suorganizuoti, ką po ko daryti, kaip judėti, kaip išlaikyti seką. Tai gali matytis bendrojoje motorikoje, pavyzdžiui, vaikas atrodo nerangesnis, dažnai užkliūna už kampus, sunkiai sukoordinuoja tam posūkius, gali net sunkiau mėgdžioti, kai yra mažas kažkokius tai veiksmus, o apraksija tai yra ryškesnis tikslingo judesio atlikimo sutrikimas, sunkesnis variantas. Dažniau šis žodis vartojamas kalbant apie situacijas, kai žmogus lyg ir turi raumenų jėgą, bet negali atlikti išmokto judesio pagal prašymą. O artikuliacinė dispraksija, dar galima sutikti tokį terminą kaip vaikystės kalbėjimo apraksija. Tai tokia yra situacija, kai vaikui sunku tiksliai suplanuoti, pajausti, sudėlioti burnos judesius reikalingus kalbėjimui. Ir čia jau ne todėl, kad jis nenori, ar ten, kad tingi. Ir ne todėl, kad ten jūs per mažai kalbinat, pavyzdžiui. Jam gali tiesiog būti labai sunku sujungti lūpas, žandikaulį, balsą, kvėpavimą į vieną kažkokį tai aiškų žodį. Ir mes galim kartais netgi pamatyti, kaip vaikas tyliai judina lūpas, bet tiesiog nesugeba suplanuoti dar ir iškvėpimo, įjungti balsą, kad galėtų garsiai pasakyti tai, ką nori, pasakyti tą savo žodį ar jo dalį. Mums suaugusiems kalbėjimas atrodo savaime suprantamas. Norim, pavyzdžiui, pasakyti mano ir pasakome. Norim pasakyti, nežinau, šaldytuvas, mašina ir pasakome. Bet iš tikrųjų kalbėjimas yra labai sudėtingas judesys, judesių seka ir kad žodis išeitų, reikia, kad lūpas, liežuvis, žandikaulis, kvėpavimas ir balsas visi labai tiksliai susiderintų. Nes reikia pereiti nuo vieno garso prie kito, nuo vieno skiemens prie kito, išlaikyti tam tikrą seką ir dar tai padaryti pakankamai greitai. Jūs patys pagalvokite,
kad vaikas, pavyzdžiui, vaikščiotų, jis mokosi valdyti kojų raumenis. Kad galėtų paimti šaukštą, jis mokosi valdyti ranką, pirštus, o kad kalbėtų, jis turi valdyti burnos raumenis, liežuvį, lūpas, žandikaulį. Tik skirtumas yra tas, kad rankas ir kojas vaikas valdydamas mato. Jis mato, kaip jos juda. O liežuvis beveik nemato, nevaikšto su veidrodžiu. Lūpas dar galim pamatyti kažkiek tai net per veidrodį, bet liežuvio judesius vaikas dažniausiai tik tais jaučia. Ir jeigu tas pojūtis yra netikslus, jeigu sunku suplanuoti judesių seką, žodis gali tiesiog nesusirinkti žodį. Ir kaip toks vaikas atrodo kasdienybėje? Labai dažnai tėvai sako, kad jis viską supranta. Paprašai atnešti atneša, sakai, einam valgyti, eina prie stalo, ten paklausi, kur kamuolys, jisai parodo, jis gali parodyti pirštu, jis gali vestis mūsų už rankos pasiėmę, gali paduoti daiktą, atsinešti, paprašyti kažkokiu tai pagalbinių gestų, mimiką ar netgi garsų. Kitaip tariant, vaikas gali labai aiškiai bendrauti, bet ne žodžiais. Ir čia yra labai svarbi vieta. Toks vaikas gali turėti ką pasakyti, jis gali norėti pasakyti, jis gali bandyti pasakyti, bet kai reikia ištarti žodį, tiesiog jam tarsi pritrūksta kelio nuo kilusios minties prie burnos judesio. Pavyzdžiui, vaikas gali pasakyti vieną skiemenį, bet negali sujungti dviejų skiemenų į žodį. Tarkim, gali pasakyti ma, bet ir no, bet mano neišeina. Gali pasakyti kažką panašaus į žodį vieną kartą, bet kitą dieną nebeišeina, nebepakartoja. Arba gali pasakyti žodžio pradžią, o pabaiga kažkur iš galvos dingsta. Gali netgi mokėti garsą pasakyti, o kito garso neprijungti, čia yra sudėtingesnės. Ir tai yra net skiemens negali sukurti, ir tai yra sudėtingiau, ir kartais tėvams atrodo, bet juk jis jau buvo pasakęs, vadinasi, jisai gali. Ir čia yra labai svarbu suprasti, jeigu vaikas vieną kartą pasakė tą žodį, tai dar nereiškia, kad jis tą žodį jau turi savo kalboje. Kartais tas žodis tarsi netyčia susideda, susijungia teisingi neuronai, mama apsidžiaugia, visi paplojo, bet kitą kartą vaikas to paties žodžio nebepakartojas, net pats nežino, kaip jam tai pavyko. Tai panašu į tokį vaiką, kuris pirmą kartą, užlipo, sakykime, ant laiptelio. Mes juk jam nesakom, jau tu moki lipti laiptais, dabar jau ir lip pats. Mesgi suprantame, kad tas vienas pavykęs judesys dar nėra susiformavęs įgūdis. Vaikui vis tiek dar reikia rankos, kažkokios tai atramosis, pakartojimų, mokymosi, su žodžiu lygiai panašiai. Vieną kartą pavyko, bet kelias iki to žodžio dar nėra tvirtas. Ir tada didžiausia klaida yra spausti vaiką kartoti. Sakyk, pakartok, tugi moki, atsimeni vakar sakėjai, parodyk močiutei. Ir vaikas pradeda pykti, jis nusisuka, bėga, verkia arba visai nustoja bandyti. Todėl vietoje spaudimo tokio kaip pakartok, juk tu moki, vaikui tiesiog geriau padėti. Reikia sulėtinti, parodyti, duoti kažkokią vaizdinę atramą galbūt. Kartais leisti žodžiui po truputėlį stabilieti. Ir jeigu jam sunku suplanuoti tos kalbėjimo judesius, jam reikia tikrai nepriekaišto ir spaudimo, o pagalbos. Jam reikia pradėti nuo to, ką jis jau gali. Gal jis gali pasakyti garsą, gal skiemenį, gal garsažodį. Gal jam lengviau pasakyti žodį remdamasi su kažkokiu judesiu, ritmu, emocija, galbūt su veidrodžiu. Gal jam reikia ne 10 naujų žodžių, o vieno trumpo, aiškaus arba ten prasmingo garso, kuris dažnai kartojasi kasdieninėje situacijoje. Ir šioje vietoje labai tinka emocijų kalba kortelės. Vaikams turintiems artikuliacinę dispraksiją jos labai yra naudingos, net jeigu vaikui neina nieko suplanuoti ir jisai geriausiu atveju gali pasakyti O arba A. Ir mes su to vis tiek jau galima dirbti.
komunikuoti. Kiekviena emocija yra kelios skirtingos kortelės ir jos padeda ne tik kalbėti, bet ir moduliuoti balsą, keisti intonaciją, perteikti emociją. Ir tai yra labai svarbu, kad vaikams turintiems artikuliacinę dispraksiją reikia žinoti, dažnai būdinga ne tik sudėtinga garsų seka, bet ir netaisyklinga prozodija. Jis nelogiškai dėlioja kirčius, netinkamai intonuoja, labai dažnai kalba monotoniškai arba balsų netinkamą emociją perteikia. Ir taip vaikas mokosi, kad tas pats garsas gali skambėti visiškai kitaip, priklausomai aišku nuo situacijos ir nuo emocijos. Ir galima rodyti korteles ir moduliuoti situacijas. Na, pavyzdžiui, čia šnekam apie A. Nu, čia žena čiuožyklas. Nusivylęs, ne ta dovana. Jeigu vaikui ten išeina, sakykime, kad ir ai pasakyti, ar ne? Tada įsidūrė į rožės spyglį. Peša plaukus. Ir kutena. Kai yra artikuliacinė dispraksija, yra pateisinamas ankstyvas raidžių mokymas, nes tai jiems bus vaizdinė atmintis. Ir jeigu jau vaikui yra iki tiek sudėtinga, kad jam sunku pereiti netgi nuo vieno garso prie kito, jį sujungti, nes dažnai būna vaikas sako a, u, o au neišeina, tai galima labai mėgsta vaikai brėžti linijas ir dainuoti. Tas dainavimas ir duoda tą laiko tarpą susirasti artikuliaciją ir kad galėtų ištarti u. Ir tarp kito su flamasteriais, su kreidelėm, su viskom vaikams labai labai patinka. Tai nebūtina, pas mane čia yra lenta, bet galite ir ant balto popieriaus, ant tapeto, ant bet ko piešti. Ir daugmaž principų tokių. Au. Nieko baisaus, jeigu ir iš kito galo, ir panašiai. Jeigu vaikus nepatinka raidės ar dar kažkas, tai galbūt patiktų ar magnetukai ar kažkas tai, bet jau turi vaiko būti gera atmintis darbinė, kad jisai prisimintų, kad čia yra a, čia sakykime koks i, ir vaikas važiuoja į svečius. Ai. Taip pat galite duoti vaikui sudėti kažkokią tai seką, jinai gali būti ilgesnė. Ir pradžioje paliekate priebalsį tą patį, tik balses kaitaliojam, kad būtų paprasčiau vaikų persijungti. Nu, sakykime, pa, pi. Žiūrim, kokius garsus vaikas gali ištarti. Jeigu m, tai ma, mo ar panašiai. Čia jokio skirtumo tame nėra iš principo. Svarbiausia sukurti tą sėkmės jausmą, kad va paėmiau ir pavyko. Paskiau jau galima ir skirtingais, jeigu jau su vienodų priebalsių ir tik balses kaitaliojant pavyksta, tada jau galim visiškai skirtingus skiemenis sakyti. Tai va ir gali būti šitas ma, šitas no, ma, no ir šokinėja ma, no. Štai jums ir žodis. Iš ko jūs sudarysite seką yra visiškai nesvarbu. Svarbiausia, kad būtų toksai ritmas, kartojimasis. Ir, pavyzdžiui, galite užduoti, kad čia bus pi, čia bus la, pi, la. Ir paskui žiūrėk, pila. Labai svarbu suprasti ir kitą dalyką. Artikuliacinė dispraksija nėra kiekvieno vaiko nekalbančio paaiškinimas. Tai nėra taip, kad jeigu 2 metų vaikas kalba mažai, vadinasi, čia jau būtinai bus artikuliacinė dispraksija. Nu, ne. Tai yra vienas iš sutrikimų, dėl ko vaikas nekalbamas. Apskritai dispraksija laikomas retų sutrikimų. Tiesiog šiais laikais mes turim tokią bėdą, kad labai skirtingus vaikus sudedame po vienu skėčiu, po vienu pavadinimu. Vienas vaikas gali turėti kalbos supratimo sunkumų, kitas dėmesio, girdimojo dėmesio, trečias fonologinių sunkumų, ten koks 4 artikuliacijos sunkumų, 5 apskritai bendros raidos sunkumų, 6 būtent kalbėjimo judesių planavimo sunkumų. Iš išorės visi šitie maži vaikai gali atrodyti panašiai. Tiesiog vaikas nekalba arba kalba labai labai mažai. Bet priežastys gali būti, kaip matėt, visiškai skirtingos. Ir jeigu priežastys skirtingos, tai atitinkamai ir pagalbos kryptys irgi turi būti skirtingos. Todėl mažiems vaikams
ypač 2 ten ar 2,5 metų, kartais yra labai sunku iš karto tiksliai pasakyti, ar tai tikrai artikuliacinės dispraksijos požymiai. Kai vaikas turi vos kelis garsus ar ten tik kelis skiemenis, vieno ir susitikimo dažnai nepakanka. Kartais darbo eigoje ir pradeda matytis, kad vaikas mokosi ir žodis stabilėja, arba atvirkščiai kiekvieną kartą viskas griūva. Žiūrim, ar vaikas pagauna skiemenų seką, ar padeda jam ritmas, ar padeda vaizdinė pagalba, pavyzdžiui, veidrodis, lytėjimas, galbūt judesys. Ir dabar noriu pasakyti labai svarbų sakinį tėvams. Jeigu jūsų vaikas turi artikuliacinės dispraksijos požymių, tai tikrai nėra pasaulio pabaiga. Tai nėra ženklas, kad jūsų vaikas niekada nekalbės. Beje, noriu pasakyti, kad jeigu su vaiku turinčiu dispraksiją ir nieko nebus daroma, vis tiek šleivai kreivai, bet kalba vystysis. Ir ilgainiui vaiko kalba kažkiek gerės, aišku, jis tikrai nebus nebylys. Tačiau čia kalbame apie tą grynąją dispraksiją, tai yra aš kalbu apie tą dispraksiją, kuri neina su kitu sutrikimu. Ten su dizartrija, aktyvumo ir dėmesio sutrikimu, ar autizmu ar panašiai. Aš kalbu apie tą vaiką, kuris turi dispraksiją, tačiau visa kita jo raida vyksta sklandžiai. Jam sekasi gerai bendrauti, jisai nori. Elementarios motorinės funkcijos irgi yra išsaugotos, jo žodynas atitinka amžių, matom, kad formuojasi kažkokia tai kalba, kalbos supratimas yra geras ir kažkiek tai pati kalba vystosi. Kitaip tariant, pagrindinė problema yra ne kalbos sistema kaip apskritai, o tikslingų veiksmų planavimas ir atlikimas. Tai yra sunku ištarti žodį. O tam reikia tikslingos pagalbos. Reikia suprasti, kaip vaikas mokosi kalbėti, kokios pagalbos jam reikia, atramos, kaip padėti jam sudėti tuos garsus į skiemenį, į žodį, o vėliau į frazę. O kartu su logopedu galima ieškoti ir labai konkretaus kelio, tai yra nuo pačių pirmųjų garsų iki aiškesnių žodžių, nuo pavienių bandymų iki stabilesnės kalbos. Ir logopedai, aišku, jie turi tam įrankių ir priemonių, kur nustatę sutrikimą, įsivertinę gali vaikui ir padėti. Ir tai yra, kuo vaikas mažesnis, tuo geresnis rezultatas. O dabar noriu pasakyti štai ką. Jeigu šį video žiūrite jūs, tėvai, tai mano pagrindinė mintis būtų tokia. Nepanikuokite, bet ir neužsimerkite. Stebėkite vaiką, žiūrėkite, kaip jis bendrauja, kaip mėgdžioja, kaip girdi, kaip bando tarti. Ir ieškokite specialistų, kuris žiūrėtų ne tik į tai, kiek žodžių vaikas pasako, bet ir į tai, kodėl jam sunku tos žodžius pasakyti. O jeigu šį video žiūrite jūs, mėly logopedai, kolegos, šią temą ruošiu labai stiprius mokymus su kviestiniais lektoriais. Kalbėsime tikrai nepaviršutiniškai, ne tik apie tai, kas yra dispraksija, o apie patį mechanizmą bei kaip atpažinti požymius, kaip atskirti nuo kitų kalbos sutrikimų, kokias testinės užduotis skirti, kokios veiklos yra naudingos. Kalbėsime apie skiemeninę struktūrą, motoriką ir darbo planą. Jeigu jums įdomu, tai nuorodą į mokymo aprašymą įdėsiu po šiuo video. O pabaigą noriu grįžti prie to pačio tylinčio 2-mečio. Kartais vaikas tyli ne todėl, kad neturi ką pasakyti. Kartais jis turi mintį, turi norą, turi bendravimą, bet jam dar trūksta tiesiog to kelio nuo minties iki žodžio. Ir mūsų užduotis neišspausti tą žodį iš vaiko, o padėti jam tą kelią surasti. Parašykite komentaruose, ar atpažinote galbūt savo vaiką, ar jūsų vaikas rodo, supranta, bendrauja, bet žodžiai vis dar nesusideda. Man labai svarbu matyti, kas jums yra aktualu, nes pagal tai planuoju ir kitas temas. Ačiū, kad žiūrėjote, jei šis video buvo naudingas, pasidalinkite juo su
mama, tėčiu, kitu specialistu, kuriam ši tema yra labai svarbi. O mes susitiksime kitame video. Iki.